Naudingas pokalbis visiems žiūrovams laukia jūsų. Veido mankštos trenerė, savimasažo specialistė Viktorija Baltramiejūnienė mūsų studijoje. Labas rytas. Labas rytas. Viktorija, tai prieš parodydamos, tiksliau jūs parodysite, aš konspektuosiu, būtent kaip įtepti tinkamai kremą nuo saulės į veido odą. Pakalbėkim dar trumpai apie tą savimasažo svarbą. Kodėl reikia ir veidą tinkamai masažuoti, ne tik, tarkim, kūną, periodiškai nueiti pamasažuoti, bet ir veidas reikalauja tam tikros priežiūros, mūsų priežiūros. Visiškai teisingai, ne tik veidas, svarbiausia, kad tai nėra tik šita dalis dėmesio, tai yra kaklas ir tai yra dekolte. Va, taip mes vadinam veido mankštų treneriai ir savimasažo specialistai, va čia pas mus pasibaigia veidas. Ir mes turime ten raumenis, ne tik oda, ne tik mūsų grožis, kur mes tepamės kosmetinės priemonės ir tą grožį būtent raumenyno, nes raumuo irgi susitraukia ne tik kūne, bet ir veide ir jisai silpsta. Mes turime kiekvieną dieną ateiti ir pastimuliuoti, kaip aš sakau, pamaitinti. Arba, kaip aš sakau, išsivalyti dantis. Jūs gyvalotės dantis kiekvieną rytą. Tai jeigu jūs padarytumėt kiekvieną rytą nuvalymą arba pamaitinimą raumenyno geruoju jūsų krauju, tai kad plūsta kraujas, jūs turėtumėte iš tikrųjų rezultatus neišvengiamus. O neišvengiami rezultatai tai yra jūsų veido jaunėjimas. Visada, manau, mąstina žmonės sėkmės istorijos. Viktorija, jūs taip pat prieš 1,5 metų galbūt nedarėt tokio savimasažo, matote didžiulį pokytį? Matau didžiulį pokytį ir iš tikrųjų netgi savo motivacijai turiu tokią lentynėlę, kurioje yra nuotraukos iki ir po, kad aš visą laiką prisiminčiau, kur aš buvau ir kur aš atėjau su veido mankštų ir savimasažo pagalba. Iš tikrųjų, būčiau melagė, jeigu pasakyčiau, kad tik tai 1,5 metų mankštos, o savimasažai yra 0,5 metų. Ir tai yra pasyvi mankšta. Todėl, kad aktyvi mankšta tai yra sportas su krūviu veidui, taip, tai irgi tokie terminai egzistuoja, bet savimasažas tai yra pasyvus, tas toksai relakso ir tokio pripildymo, tiek psichologinio, tiek fizinio veido pripildymo įrankis, kuris nuostabiai veikia. Ir jeigu mes irgi šiandien praktikos metu, aš turėsiu prašymą jūsų atkreipti dėmesį, kaip nusiramina žmogus, kaip jisai prisisotina, netgi po trumpo seto savimasažo ir tu jautiesi jau geriau, ramiau. Turime daugiau nei 4 šiek tiek minučių, tai manau galime pradėti parodyti žiūrovams, kaip įsiminti pačią mankštą ir įsitepti kremu nuo saulės. Jo, įsitepti kremu nuo saulės ir kodėl mes šiandien čia susirinkom, nes yra saulės vilinanti vasara, mes visi važiuojame atostogauti ir mes norime atostogų laiko nešvaistyti veltui. Taigi, norint ir apsisaugoti savo veidą nuo saulės spindulių, mes rekomenduoju naudoti 50 SPF apsaugos faktoriaus kremą, būtent veidui, kūnui galite 30 naudoti ir tai daryti būtina yra, įsidėmėkite ir jeigu kažkas rašosi, konspektuojasi kaip eglė, tai daryti būtina. Antras dalykas, šiandien mes parodome 2 viename, nes mes norime naudos maksimalios, tai reiškia įsitepti apsaugos nuo saulės kremą taip, kad mes duotume naudos ir raumenynui, o raumenynas vėlgi po kažkiek laiko jisai tikrai jums duos savo atsaką ir rudenį jūs pasitiksite be pigmentinių dėmių ir išgražėjus, atjaunėjus. Padaliname viską per centrą ir pradedame įsitepti savo kremą. Ką reiškia įsitepti kremą teisingai? Tai reiškia nepalikti jokių vietų, kurios nebūtų pateptos. Pigmentinės dėmės jos pradeda gyventi nuo būtent zonos, kuri yra plaukų augimo linija. Nuo centro link periferijos stengiamės jokių judesių nedaryti į apačią, todėl kad veidas mūsų metų bėgiai ir taip keliauja apačią. Gravitacija ir žemės trauka, silpnėjantis raumenukai ir mes turime tą, ką turime, nesvarbu, kiek yra metų žmogui. Tai sakykime preliminariai, kad mes įsitepiam ir šitą setą savimasažo aš jį pavadinau atostogos, todėl kad tas atostogos ir taip dabar daugybė žmonių atostogoja, bet ir jūs galėsite visus metus namuose netgi paprastą kremą įsitepant, panaudoti būtent tuos žaismingus pavadinimus, kuriuos mes dabar darysime. Pirmas mūsų pratimas nuo smakro link ausų ir tai yra svarbu, nes čia pas mus ateina limfa, mes turime masažinį veiksmą nuvesti iki galo, važiuojame su lengvu paspaudimu, toliau per kaklą galime apeiti skydliaukės zoną, važiuojame į apačią ir nusileidžiame į dekoltę. Todėl, kad mes esam dabar televizijos, aš jums nerodysiu, kaip giliau galime nusileisti, bet mes nusileidžiame ir padarome šitokį kaip skėti kampą. Ir be
paspaudimo pakylame. 3 kartus padarome tą setą. Galima daryti 3-5. Mes padarome 3 kartus, pakylame. Dar kartą skėtis iki pat ausų, per kaklą su paspaudimu. Ką reiškia paspaudimas? Mes neglostome odos. Tai nėra va, tas lengvas paglostimas. Mes norime nueiti iki raumenyno. Dar kartą papildomai parodau, šitai be paspaudimo pakylame. Toliau pas mus ateina jūros puta. Mūsų jūros bangos nuo ausies iki pat smakro centro atneša tokius sukamuosius judesius kaip puta. Ir atvažiuoja banga, pas mus nubloškia atgal ir vėl mes grįžtame prie ausų. Trajektorija ta pati, per kaklą mes nuvažiuojame ir nuvažiuojame iki dekolte. Padarome vėlgi kampas ir be paspaudimo pakylame. Dar kartą parodau, jūs padarote 3 kartus. Susitikome, toliau nebeskaičiuojam nieko, tiesiog darom sukamuosius judesius. Tiesiog kaip įsivaizduojame putos burbuliukai. Toliau pas mus yra pratimas, kuris yra vadinasi akinukai. Akiniai nuo saulės yra būtini. Atpalaiduojam viską ir užkabinant smakrą, čia viskas atpalaiduota per lūpų nosies raukšlę, per mimiką, per nosį. Atvažiuojame ir padarome akinukai po skruostikaulių iki pat ausų, iki plaukų augimo linijos, stop. Dar kartą. Akinukai, skruostikaulis, stop. Stop, tai reiškia šiek tiek pastovim. Ir 3 kartas. Akinukai, po skruostikaulių ir stop. Toliau darome kriauklytės. Visą šitą zoną iki pat plaukų. Įsivaizduojam, kad pas mus nutupa kriauklė. 1, 2 ir 3. Ir stop. Kita pusė 1 ir 2 ir 3. Toliau mes padarome jūros bangą. Tai reiškia padedame delną su paspaudimu ir darome bangelę, pavibruojame į vieną pusę ir į kitą pusę. Į vieną pusę ir į kitą pusę. Toliau ateina smėliukas, kurio mes apibarstome save. Apibarstome pirštukais labai lengvai. Ir paskutinis veiksmas ateina jūros brizas, kuris paima ir su lengvu paspaudimu padaro šitokį veiksmą nuo centro link periferijos. Padarome kelis kartus ir jūs jau matote, ant kiek aš šneku tyliau ir ant kiek aš esu nusiraminęs. Ir jau gali gultis ant šios iš tikrųjų gultis, nebijoti saulės, akinukai būtini. Na, žinoma, dar kūną prieš tai palepinti. Taip, nes iš tikrųjų mes matom, visi tepasi rankas, kojas, o veidas kažkodėl. Tarsi mes bijom, kad pateks į akis. Nebijokite, kremas nėra tas dalykas kaip vandenukas, jūs neužtaškysite nieko. Naudoti būtina, todėl kad pigmentacija, todėl kad fotosenėjimas tai yra atskira senėjimo rūšis. Aš labai tikiuosi, Viktorija, kad jūsų pademonstruota mankšta palies pačias pavyzdingiausias, greičiausiai mūsų žiūrovės ar žiūrovus pavyzdingiausius ir jie pradės daryti tokį savimasažo seansą, kas kart keliaudami į lauką ir galbūt pamatys pirmosius jau pokyčius, kaip ir minėjot, rudenį. Aš pasidariau konspektą, esu pasiryžusi dabar kartuoti šią mankštą, tikiuosi įkvėpė jūs, Viktorija. Viktorija, ačiū, kad atvykot ir kitų kartų. Ačiū.